čia tik tai pasvarstymai. Na, čia mūsų ekranuose matėte ir 200 metrų krūtine A finalo dalyvių sąrašą. Viena iš jų jau mūsų ekranuose, 8-ame takelyje, Ema Kastiukovič. Alytaus sporto ir rekreacijos centras. Pirmame takelyje Evita Baboriko iš Sostinės sporto centro, iš Vilniaus. 7-ame takelyje Patricija Škilovič, dar viena Vilnietė. Antrajame takelyje Auksė Arnytė, Kauno Startas. Arnytė, reikia paminėti, jau laimėjo vieną medalį šiame Lietuvos čempionate. Ji tai padarė 400 metrų kompleksiniu būdu distancijoje. Ji laimėjo ten bronzą. 6-ame takelyje Eglė Salų. Apie Eglę Salų taip pat galime pasakyti vieną ar kitą gražų žodį, nes ji laimėjo 50 metrų krūtine rungtį, taigi 4 kart trumpesnę distanciją. Ji čia laimėjo, plaukikė iš Estijos. Taip pat buvo pristatyta 3-ame takelyje Patricija Kupstaitė, Kauno plaukimo mokykla, Rugilė Abračinskaitė, Panevėžio Žemyna. Ji jau irgi laimėjo bronzą šiame čempionate, tai padarė 50 metrų krūtinę rungtyje. Na ir Kotryna Teterevkova, čia yra jos pagrindinė rungtis, 200 metrų krūtinė. Turbūt geriausiai apibūdinantis faktas Kotryna yra tas, kad ji 5. vietą šioje rungtyje užėmė Paryžiaus olimpinėse žaidynėse ir daugiau turbūt per daug pasakoti apie Kotryną nereikia. Ji plaukė namuose, Vilniuje gimė, užaugo, treniravosi Lazdynų baseine, galiausiai jis buvo nugriautas, teko važinėti į Elektrėnus, teko važinėti ir į kitus miestus treniruotis, galiausiai atsiradus Fabijoniškių baseinui ten Kotryna persikėlė treniruotis, na, o visai nesiniai sugrįžo ir iš aktyvaus ir labai įnirtingo pasiruošimo olimpinėms žaidynėms Jungtinėse valstijose. Dabar jį treniruojasi Kaune ir pasižiūrėsim, kokios formos yra Kotryna ir galiausiai, kas laimės kitus medalius, nes dėl jų intriga tikrai nemaža tarp, sakykime, Kupstaitės, Salų ir Abračinskaitės, bent jau tokia būtų pirminė prognozė. Startas duotas ir Kotryna Teterevkova pasileidžia į vienišą ir daug labai konkurencijos neturinčią kelionę per šią distanciją. Būtent Kotryna ir priklauso, be jokių abejonių, Lietuvos rekordas šioje distancijoje. Rūta Meilutytė niekada taip ir nepriaugo iki tos ilgesnės distancijos krūtine, kalbant apie 200 metrų krūtine. Rūta nuostabi plaukiant 100, nuostabi plaukiant 50, bet 200 niekada neprilipo ir čia Kotryna Teterevkova savo nišą atrado 2:22:86. Toks yra Kotrynos Lietuvos rekordas. Pirmieji 50 metrų iš Kotrynos užtikrinti, galime palyginti Teterevkovos laikus, sakykime, per jos karjerą, per jos varžybas ir su tuo, ką ji dabar parodys. 200 metrų krūtine. Pavyzdžiui, Vida 9 dabar 100 metrų. Toks yra Teterevkovos rezultatas. Šiek tiek pasiklydau ieškodamas rezultatų, tai gal tiesiog sutelksim dėmesį visą į tą, ką matom dabar ekrane. Teterevkova užtikrintai pirmauja, bent jau iš pirmųjų 100 metrų galime spręsti, kad labai arti į savo Lietuvos rekordo neturėtų būti. Rugilė Abračinskaitė kovoja dabar labiausiai su Patricija Kupstaitė dėl sidabro apdovanojimo. Daugiau kažkokios intrigos dėl 4. vietos, na, aišku, jį yra, bet ten medaliai neskirstomi. Teterevkova įveikinėja paskutiniuosius 50 metrų, absoliuti monstrė, absoliutus dominavimas Lazdynų baseine, niekas negali jai pasipriešinti. O man dabar įdomiau yra 2 dalykai turbūt labiausiai įdomu šiame plaukime. Teterevkovos rezultatas ir kas laimės sidabro medalį.
Ten labai nirtinga kova tarp Rugilės Abračinskaitės ir Patricijos Kupstaitės. Jeigu tai būtų, sakykime, 100 ar 50 metrų, taip, favoritė būtų Abračinskaitė, bet čia distancija ilgesnė, Teterevkovas laikas 2:24:55 šimtosios, kaip tokiai sezono stadijai rezultatas labai solidus, o dėl sidabro kova atrodo, kad atiteks Rugiliai Abračinskaitei. Sveikinimai jai, į Panevėžį keliauja dar vienas medalis, Patricija Kupstaitė Kaunui atneša bronzą. Eglė Salų iš Estijos nesugebėjo mesti iššūkio lietuviams dėl medalių. Kotrynos Teterevkovos pasirodymas Lazdynų baseine. Ačiū Kotrynai už jos pastangas. Bent jau dabar iš pirmo žvilgsnio tai visai neblogai Kotryna Teterevkova atrodo. Rezultatas nuo Lietuvos rekordo kiek daugiau nei 1,5 sekundės. Taigi, balandžio mėnesį likus dar iki pasaulio čempionato, sakykime, 3-4 mėnesiam, tai rezultatas labai solidus ir labai tikrai daug laiko dar tobulėjimui ir viso to iškelimui į viršų, galiausiai prieš svarbiausią sezono stadiją. Dabar interviu su Kotryna. Lygio varžybose, Europos, pasaulio ir olimpinėse žaidynėse. Kaip jautiesi plaukdama čia, Lietuvoje, prieš lietuvišką publiką? Tai labai puikiai džiaugiuosi, kad mano tėvai palaiko ir plaukiu savo sostinės baseine. Ką pasakytum savo tėvam, kiek esi jų pasiilgusi? Ačiū tėčiai, kad mane atvedė į plaukimą. Oho, paplaukite tėčiai. Kotryna, žinau, jog esi Lietuvos superrinktinėje ir žinau, kad jūs ten esate artimi, esate kaip šeima. Audriui Šidlauskui rytoj 28 metai. Ką palinkėtum jam ir kaip švesit? Tai linkiu stiprybės ir toliau nenuleist rankų. Andriui 28 ir jūs, gerbimoji plaukimo bendruomenė, pasveikinkite jį ir mes taip pat pačią sveikinsim ant podiumo. Ačiū jums visiems!